Millennials are the wave of the future. As this influential group of consumers grows, so does the need to engage with and receive knowledge about where our food comes from and how it is grown and raised. Ai, normaliai. Ir labai lengvas verslas, ką galiu pasakyti. Kiek uždirbate per mėnesį? Per mėnesį tas 60 eurų 9 centus. O jūs parduodate pačias karves ar karvių pieną ar ką? Parduodu karves, pieno nemelžiu, bjauru reikia ir plauti tada jau. Žodžiu, parduodu karves, kai užauga, ir dar pagimdo, tai labai gerai. Ar turite kokių karvių, su kuriomis draugaujate? Jeigu neturi draugų, tai draugaujam su karvytėm, viskas būtų. Kiek jų turite? Ai, neskaičiuoju. Kiek draugių karvių turite? 3. Gal galite vardus pasakyti? Beragė, Barbora. Gal galite papasakoti, kaip jūs sugalvojate pradėti tokį gerą verslą? Tiesiog nesugalvoju. Žmogus praein su veršiuk, su pavadėlį, sako, nori karvės? Aš sakau, o pri čiam šitą karvę? Sako, verslą pradėti. Aš sakau, neturiu darbą, gali pradėti. Man nemokamai davė karvę. Ir pradėjau savo verslą. O blėt bitė. Gerai, ačiū, kad buvote su mumis, ačiū, kad papasakote istoriją. Ate. Davai. Iki. Labą dieną. Labą dieną. Koks jūsų vardas, Virga? Mano vardas yra Virga ir aš esu Vytauto žmona. Kaip sekasi tas su karvytėm? Gerai, mes čia su savo vyru palaikom ryšį gerą tarp karvių, auginom jas, žinom, kiek įveina numerį, labą gerą, įvalgom šeimą, rūkom žuolį. Kiek metų susituokę esate? Koks tau skirtumas? Ir kaip pasidalijat su vyru pinigais? Ai, verslas puiku, karvės prišertos, daug kainuoja, virš 100 ir uždirbam, jei kas metus, tai uždirbam apie 1400 eurų maždaug. Tai fainas verslas. Žiauriai. O namas kiek kainuoja, kaip jūs taip suspėjot viskas nusipirkti? Tai mes tiesiog random namą ir galvoju, nieko nėra namas, tai pasiėmėm. Kiek šienas kainuoja? Ai, šienas. Mes pirmą pasėjom, žinot, šieną. Ir paskui nurenkam šieną rugpjūtį. Žinot, rudenį. Labai gerai, šienas for free. O kas yra šienė? Ai, šienė yra daug laktozės, yra truputis žolės ir daug šieno. Gal galite išvardinti tai procentais? Čia yra vienas šienas, matote. Atsiprašau, traktoriai važinėja čia pas mus, grinai į rugpjūtis dabar renka šieną. Labai daug yra čia to šieno, žinot. O gerai, procentais, tai sakiau, šieno yra maždaug 64 procentai, laktozės yra kažkiek 32 ir žolės yra likusis procentas. Šitam šiaudė yra tiek visko, O tai kaip susipažinot su vyru? Taip, žinai, kaip kiekvienas ūkininkas. Aš tiesiog, buvo, kaip ten yra ūkininkų, kažkokia paroda buvo ir aš tiesiog, turėjau su savo vištom atėjau pardavinėti.
tas su savo karvėm, su viršiukas ir mes tiesiog, man reikia karvių, anam reikia vištieins. Tai tiesiog, taip išėjai. O pas jūsų yra tik karvės ar ir karvės ir jaučiai? Yra jaučių, bet kokia, bibi, žin, yra visas patelis, čia yra patelis į vyrą. Kaip matot, mūsų jaučia į didesnį, turi didelius stiprius ragus ir veidą, jaudį, į labą stiprus atrodo ir gali užpulti kiekvieną žmogų. Kuo maitinat karvės be šieno? Ai, vištiena? Vištos vištiena. Taip. Kai pagimdo, ką jūs darot su tuo viršiuku, kai iškart pagimdo? Pasiemam už kojų, surišam ir nušaustom, tai vėl padedam. Kiek jums metų, ponė? Man yra 48. O kodėl jums atrodo, kaip esate 12? Sičiau, aš pienligės sergu. Ar norite nuotykių? Taip. Ar norite palaipioti? Taip. Einame. Einam. Rodys, va čia mūsų šein saugykla. Labai daug čia eina į laktozės. Iš vis čia eina kažkur apie 200 šein rulonų. Tai sudaro apie 200 rulonų ir į kažkur 64% laktozės. Tai iš vis šiandien 1200 laktozės. Pasiruošite lipti? Taip, aš gimus pasiruošti. Kai žmogus greit užlipo. Parkour. 1, 2, 3. Žodžiu, užlipom 2 šienais, man atrodo, ar 3 ten. 2, man atrodo. Ir čia yra toks ilgas tunelis. Mes norėjome eiti, bet aš dabar nebenoriu eiti, nes jau dabar čia trūksta oro, tai mes ten padusim. Gerai, vat. Čia yra šveisa tunel gali. Ir va čia, va tai pagas. Trūksta oro. Konto man papaliok. For more information, visit www.farman.lt.